turiu nemenką iššūkį. Glaustai, konkrečiai ir paprastai, kad suprastų netgi vaikas, papasakoti apie tinklinės rinkodaros prognozes ateičiai. Nagi, mėlyjei, matome, kaip viskas iš fizinio plano keliasi į internetą. Įvairios parduotuvės užsidaro ir tęsia savo veiklą socialiniuose erdvėse, tiesiog internetu, ar ne? Nes tai leidžia jiems sutaupyti kaštus ir vartotojas gali apsipirkti bet kada, nepriklausomai nuo laiko, nes internetinės parduotuvės veikia 24 valandas per parą ir patogiu metu, ar ne? Taigi, tinklinė rinkodara, jeigu pažvelgsime taip kaip į profesiją, tai yra verslas, į kurį gali prisijungti tiek žmonės, kurie nori užsidirbti, tiek žmonės, kurie nori vartoti pasirinktos kompanijos tiekėjo produktus be antkainio. Vadinasi, atėję į partnerystę, mes be didelių investicijų galime susikurti pasyvias pajamas ir tiesioginės pajamas. Tiesioginės pajamos tai yra tada, kada mes perkam produktą iš tiekėjo, kaip verslo partneris su gera kaina ir parduodame klientams produktą su kompanijos nustatyta kaina. Reiškia su antkainiu, ar ne? Ir tas skirtumas lieka mums, tai yra tiesioginis uždarbis. Ir mes taip galime dirbti internetu ir labai gerai užsidirbti, netgi iki 50%. Pasyvios pajamos tai yra tada, kada papasakoju ir kitiems, kaip jie gali atrasti čia naudas. Ateiti į uždarbio galimybę ir ateiti į vartotojo galimybę, kuris perka tiesiai iš tiekėjo be antkainio. Vadinasi, taip kūrėsi žmonių tinklas. Kiekvienas iš savo namų turi savo elektroninę parduotuvę, paskyrą, prisijungia prie tiekėjo, perkasi produktus savo namams, savo pažįstamiems, papasakoja kitiems, prijungia kitus, taip pat, kad jie galėtų patys apsipirkinėti patogiu metu, ar ne? Ir taip mes organizuojame visi apyvartą. Ir žmonės, kurie kūrė savo žmonių tinklą, vartotojų ir verslo partnerių, nuo bendros apyvartos per mėnesį gali gauti procentą pagal marketingo planą. Tai yra puikus uždarbis. Ir būtent šita tinklinės rinkodaros niša, jinai turi labai didelės perspektyvas ateičiai. Nes dabar viskas keliasi į internetą. O būtent tinklinės rinkodaros nišoje žmonės nemokamai gauna pagalbą ir apmokymus, kaip teisingai veikti šioje nišoje, kaip efektyviai ir greitai užsidirbti tiesioginius pinigus per pardavimus, ar ne? Kaip susikurti pasyvias pajamas, būtent kuriant žmonių tinklą, kurį kiekvienas turi naudas šioje kompanijoje, ar ne? Viskas yra absoliučiai legalu, be rizikos ir be didelių investicijų. Jeigu tave domina startuoti, įšokti, kaip sakant, į tą traukinį ir keliauti į ateitį su labai perspektyvia kompanija ir tinkamu metodu, kviečiu parašyti. Aš labai tikiuosi, kad man pavyko paprastai, aiškiai ir konkrečiai papasakoti šiek tiek apie tinklinę rinkodarą. Susirašom.